galinančių tvariai tvarkančių Lietuvą arba mokinančių tvariai tvarkyti Lietuvą žmonių, susirinkusių kolegų. Esu Tadas Vaiderys, šiuo atveju Green Space želdynų skaitmeninių sistemų kūrimo administravimo departamento vadovas, bet šiaip gyvenime daug turiu kitų pareigų, tada tarpe dirbu Lietuvos inžinerijos kolegijoje miškininkystės katedros vedėjų, taip pat Vytauto Didžiojo universitete miškų ir ekologijos fakultete dėstytojų dirbu 12 metų. Tai konkrečiai su gamta tenka labai daug santykiauti, galima tai pavadinti, ir edukuoti tuos pačius savo studentus, kaip tvariai naudoti miško išteklius, tvariai suprasti ekologinį požiūrį, bet lygiai taip pat daugelį metų jau tenka dirbti ir želdynų sistemų tikrinime, želdynų sistemų būklės vertinime, inventorizacijoje. Na ir tenka matyti, ir tenka susidurti su tokiais paradoksais, kad daug tenka atlikti inventorizacijų, kolegos atlieka inventorizacijų, visi želdynai Lietuvoje daugiau ir mažiau privalomi turi būti inventorizuojami. Tai aš kalbu konkrečiai apie medžius, krūmus, kurie auga mūsų miestuose, kurie puošia mūsų miestus, atlieka ekologinės funkcijas, suprantama, rekreacinės funkcijas, teikia mums džiaugsmą ir globoja mus, teikia pavėsį. Bet ką noriu pasakyti, kad tos inventorizaciniai duomenys kažkur tai nugula, dažnai nugula į stalčius, tiesą sakant, užsideda varnelę savivaldybė, įvykdė, inventorizacija padaryta yra, duomenys sukeliami, sakykime, geriausiu atveju šiai failus ir kažkur tai padedami, tai čia jau geresnis dar atvejis, bet anksčiau būdavo tai tiesiog atspausdinama, sudedama kažkur ir paliekama. Na ir prisimenama, tiesą sakant, tie duomenys tada, kada reikia kažkokius atlikti projektavimo darbus, rekonstruoti esamus želdinius, parkus, gatvių želdinius ir taip toliau, tada prisimenama, bandoma surasti, kur tie duomenys yra. Būna iššūkis, daromos ekstra inventorizacijos, patikrinimai nauji, na ir toksai tiesiog sumišimas būna, na, bet mūsų žmonės sugeba vis tiek susitvarko. Dėl šios priežasties teko pradėti domėtis įvairiom sistemom, kurios galėtų pagelbėti tiem patiems savivaldybių darbuotojams efektyviau tvarkyti savo želdiniuose. Tai viena iš tų sistemų noriu šiandien jums ir pristatyti. Tai tiesą sakant, jinai irgi vadinasi Green Spaces. Jinai yra sukurta italų kompanijos R3GIS, kurios matote apačioje irgi pavadinimą. Na ir taip atsitiko, kad mes patapome su kolegomis Lietuvoje jų atstovais oficialiais ir pasileidome vieną pilotinį projektą Tado Ivanausko Oberinės sodyboje. Tai yra Tadą Ivanauską, gamtininką didįjį Lietuvos, turbūt kažkur esat girdėję daugiau ar mažiau. Tai yra tas žmogus, kuris iš esmės padėjo pagrindus daugeliu įstaigų atsirasti Lietuvoje, tai kaip pavyzdys Lietuvos zoologijos sodas, Lietuvos Ventės ragio, mitologijos stotys, eilė rezervatų įkurtų jo iniciatyva, pirmieji draustiniai ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai toj sodyboje, unikaliojo sodyboje mes irgi pradėjome tą savo projektą, kurio aš dar šiandieną tikrai nepristatysiu, nes mes dar jame dirbame. Jo pristatymą tikrai sekite naujienas ir mūsų svetainėje Greenėlis, ten tikrai ta informacija bus patalpinta, darysime ir užbaigimo konferenciją ir tą visą dalyką pristatysiu. Na, o šiandien daugiau apie pačią sistemą, kokios galimybės yra ir kodėl tai yra svarbu tokias sistemas naudoti. Taip, tai kaip minėjau, mes atstovaujame italų kompaniją R3GIS. Italų kompanija jau dirba 20 metų. Kolega, jų vadovas, iš esmės tą savo kelią irgi pradėjo, suprasdamas, atėjęs specialistas naujas į vieną iš savivaldybių, suprato, kad savivaldybė labai biurokratiškai veikianti, labai sunkiai visi procesai iš esmės judantys, nėra absoliutiškai jokių valdymo sistemų, na ir prieš tiek tų metų, sakykime, pradėjo pirmasis sistemas
kurti, kurios iš esmės paremtos geografinėmis informacinėmis sistemomis, tai yra tam tikromis koordinatėmis, kiekvienas objektų mes galime uždėti ar ne koordinatę, ir aprašyti tą objektą, surinkti apie jį informaciją, ir tokiu būdu mes jau turime bent tam tikrą skaitmeninę duomenų bazę, kurią galime naudoti atlikti tam tikriem darbams. Bet jo požiūris buvo gilesnis, jisai norėjo padaryti tą apjungimą, padedant įvykdyti darbus, planuojant darbus, ir šią prasme kūrė labiau tą duomenų bazę veikiančią tarp įvairių grandžių. Tai reiškia, gali būti įvairios įmonės prižiūrinčios, sakykime, želdinius, gali būti ekspertizės daromos želdinių, būklė vertinama ir dar, aišku, tai atlieka skirtingi specialistai visada. Na ir visom tom įmonėm padėti, apjungti jau darbus, kad jos viena kito darbą matytų, kad būtų seka, kad matytume istoriją, kaip tie darbai buvo vykdomi, atsektume kiekvieną tą įvykdytą darbą ir atliktą veiklą, kad žinotume, kas buvo atsakingi už kiekvieną tą darbą. Na, jis per tą 20 metų, sakykime, aišku, su komanda išplėsta, sukūrė. Na ir šiuo metu ta sistema iš esmės 90% veikia visoje Italijoje, daugelį savivaldybių tai keletas likę, na ir po truputį jau juda ir į Europą išėjo, ir didelius žingsnius žengia su inovacijomis įvairiomis, įvairiais projektais, kad ta sistema būtų pripažįstama. Jau jinai yra iš esmės standartizuojama ir standartizuota kai kuriais atvejais. Ir šiuo atveju jau jinai Europai pripažįstama ir netgi finansavimas savivaldybės gali prašyti dėl šitos programos. Ir po truputį jinai žengia dideliais žingsniais. Paskutiniu metu teko bendrauti, jau išsiplėtė netgi ne tik Europoje, bet ir pirmuosius partnerius Indijoje rado. Vadinasi, programa tikrai yra perspektyvi ir tas vystymasis jos labai stipriai žengia į priekį. Dabartis, aišku, yra tokios 3 kryptis. Iš esmės, tai yra pirma ta techninė, kurią aš pradėjau kalbėti, tai pagalba pačioms savivaldybėms žinoti, ką jos turi, kokius turtus turi, ir gal jos galėtų juos vertinti, suprasti, kokią naudą tie turtai neša. Ir iš karto apie tą naudą kalbant, kad suprastume galėtume tą naudą apskaičiuoti, tai iš esmės tai yra ekosistemų paslaugų vertinimas, kad mes suprastume, kad tas medis, ar tas mažas netgi krūmas, ar netgi tas gėlynas ne tik tai mums teikia, sakykime, grožį, supratimą, tą dekoratyvumą, ar ne, mūsų akis pailsi, mes patys pailsime, galime pasislėpti parke po medžiais nuo kaitros, kai būna labai karšta vasara, bet lygiai taip pat tie medžiai, puikiai mes žinome, atlieka ir kitus labai svarbius dalykus, tai klimato kaita lėtina iš esmės, aišku, mūsų žmonės ją bando pagreitinti, suvokiame dėl kokių priežasčių, bet esmė yra ta, kad mes norime žinoti, savivaldybė nori žinoti, kiek tų naudų pats medis neša, kiek jis CO2, sakykime, fiksuoti gali, kiek jis CO2 įskiria, anglies dvideginių fiksuoja, deguonies įskiria mums reikalingo, kaip jis vėsina patį miestą ir taip toliau panašiai. Tai visos tos reikalingos ekosistemų paslaugų skaičiavimai ateityje bus labai reikalingi. Pagal tai iš esmės ES lygiai taip pat reikalaus šitų duomenų kiekvienos savivaldybės, kokią naudą jūsų želdiniai neša, kiek jūs įdedat, investuojate tos želdinius, ne tik, kad juos atnaujina, bet prižiūrite tos esamus ar ne, išlaikote juos, kiek tai yra įmanoma sąlyginai sveikus. Mes suvokėme, kad tie želdiniai auga sudėtingomis sąlygomis, techniniuose dirvožemiuose. Ypatingai stipriai veikiami yra antropogeninės veiklų įvairiausių, nuo statybų ar ne, nuo įvairiausių keitimų ir tame tarpe įvairios taršos. Tai tuos visus procesus suvaldyti, bet kokiu atveju reikalinga kažkokia tai sistema. Dar viena kryptis, tai yra aišku, nutinka tos nelaimės, norim ar nenorim. Vėlgi dėl paprasčios priežasties, nelaiku mes gal nepamatėme, kad tas augalas serga, nepamatėme jo tos būklės ribinės, kada jisai veikiamas gamtos jėgų, vėjų gali būti verčiamas ir atsitinka nelaimė. Tai vėlgi atsekti, kas už tą nelaimę buvo atsakingas istoriškai, kas prižiūrėjo tą medį, ar buvo padarytos ekspertizės, viską tą galima pamatyti naudojant šią programą.
Na ir vėlgi, taupydamas ir jūsų laiką, truputį judėsiu greičiau. Tai, kaip minėjau, ta kaita mūsų vyksta, aišku, jinai ne tik dėl mūsų, sakykime, galbūt kažkokios tai neigiamos veiklos, aš kalbu apie taršą konkrečiai, bet aišku, vyksta globaliai visi šitie procesai, mes juos, turime su jais sugyventi, bet tą prasme ir turėtume skatinti juos, neskatinti vystytis tai pačiai klimato kaitai. Bet nori ar nenori, dauguma žmonių keliasi vis labiau į miestus. Vis tiek urbanizacija ir toliau tęsiasi, mes matome tendencijas, kai kas jaunimas grįžta į regionus, bando kurtis tenais, bet vis tiek didžioji dalis žmonių plūsta į miestus ir užtikrinti žmonių poilsį tame tarpe, tą tinkamą gyvenimo aplinką, kils kuo toliau, tuo daugiau iššūkių. Dėl tos priežasties vėlgi analogiškai turime mes turėti sistemas, kurios momentiškai padėtų mums kontroliuoti procesus esančius savivaldybės, konkrečiai želdynus. Ir ta pati sistema, lygiai taip pat, jinai pagrindinis jos veikimo principas, tai yra tam tikras puslapis, per kurį tu gali prisijungti prie jos. Yra daugybė galimybių, vartotojų priimti, vartotojų yra kiekis neribojamas iš esmės. Tai yra didysis privalumas, tai yra programinė įranga, tiesą sakant, jeigu taip paprastai pasakius, su joje esančiomis visomis geografinių duomenų bazėmis, kuriuose yra patalpinama visa informacija apie, sakykime, kažkokį tai savivaldybės želdynų kiekį. Ir yra taip pat išmanioji programėlė, kuri dažniausiai yra skiriama būtent kitoms organizacijos, ne pačiai savivaldybė, aišku, tą gali valdyti, arba nebūtinai savivaldybė, suprantama, gali privatus želdynų valdytojai tą sistemą turėti. Bet esmė yra ta, kad programėlė yra naudojama būtent įmonėms, kurioms yra suplanuojami darbai, pavedami darbai, tuos darbus gali pavesti savivaldybė, kitos įmonės kontroliuojančius tam tikrus procesus ir kiekviena įmonė tiesiog gauna įspėjimą programėlė, kad tokiu ir tokiu laiku turi tokį ir tokį darbą padaryti. Suprantama, prieš tai buvo kontraktai pasirašomi su tomis įmonėmis, sudaroma aiškiai kažkokie tai planai, bet informavimas dar konkrečiai, kada jau tau reikia vykti tą vietą ir daryti darbus, iš karto, nurodoma programėlėje. Ir visi procesai, tame tarpe ir medžių vertinimas, būklės vertinimas, duomenų atnaujinimas taip pat gali būti vykdomas tų operatorių, sakykime, per pačią programėlę arba naudojant programą, sakykime, per puslapį patį internetinį. Kitas svarbus dalykas, taip jau daug kartų, kadangi artimiausias mūsų tarp kitko kaimynas, kuris turi visiškai pilną sistemą jau veikiančiai įsirengęs, tai yra Lenkai, Krokuva, visa Krokuva yra valdoma šita sistema, visi absoliutiškai želdynai, joje yra valdomi šią sistemą ir sėkmingai. Yra daugybė kitų sėkmingų istorijų, kurias galite ir mūsų atstovaujamos įmonės puslapį pasižiūrėti, ir filmukai įdėti yra, kaip iš tikro miestai, Milano pavyzdys, sutaupo didžiulius pinigus, iš tikro įsidiegia šią sistemą. Taip. Ir, kaip aš minėjau, daugybė standartų šitą sistemą atitinka, taip pat labai stipriai dirba ir kitose srityse, ne tik želdynų valdyme, bet, sakykime, ir visuose žaidimo aikštelių kontrolės, sakykime, dalyse. Vadinasi, yra susitvarkiusi ir šitus standartus atitinkančius pačią sistemą, gauna įvairiausių apdovanojimų, ir aišku, milijonai tų medžių šitą sistemą jau yra prižiūrimi. Čia, aišku, kaip minėjau, pati Italija, tai 90% jos želdynų yra valdoma šita sistema, bet įdėjau taip pat esamą žemėlapiuką, kur yra partneriai, kur jau pirmosios sistemos kūrėsi kitose valstybėse, tai aišku, Šveicarijoje nemažai įmonių atstovaujančių ir tvarkančių želdynus, taip pat Vokietijoje, taip pat Graikijoje, Azerbaidžane, Lietuvoje jau mes pirmieji pradedame, Latvijoje kolegos taip pat pradeda, Didžioji Britanija, ir kaip minėjau, jau ir Indijoje.
Na ir plečiasi, kodėl tas plėtimas įvyksta, kaip minėjau, jie siekia vėlgi, pasileido keletą projektų, kurių pagalba siekia vėlgi oficialiai tapti Europoje sistema, kurios pagalba fiksuojant ekosistemų paslaugų skaičiavimą, tie duomenys būtų oficialiai pripažįstami, sakykime, ES reglamentais ir tokiu būdu, savivaldybė galbūt lengviau būtų rinktis tą programinį įrangą, kuri jau oficialius duomenys galėtume naudoti, sakykime, įvairiom ataskaitom rengti, kurio ateityje bus reikalaujama žaliojo kurso perspektyvoje. Taip, suprantama, aišku, pati programinė įranga, jinai yra lanksti. Kitas aspektas, kodėl šią programinę įrangą vis daugiau valdytojų želdynų renkasi, dėl to, kad jinai turi atskirus modulius, suprantama, kurie skirtingą, aišku, kainą turi, bet esmė yra ta, valdytojų želdynų gali rinktis tą sistemos dalį, kuri jam labiausiai reikalinga yra. Tai sakykime, aišku, pirmiausia, tai yra standartinė ta dalis, kada įmonė gali kita įmonė teikti inventorizacijos paslaugą, suinventorizuoja visus medžius, lygiai taip pat mūsų įmonė šitus dalykus taip pat teikia Lietuvoje. Tiesiai inventorizuojame tą programinį įrangą naudodami ir savivaldybė jau galėtų turėti, arba kiti želdynų valdytojai momentiškai iš esmės galėtų turėti tos teritorijos duomenys ir jau galėtų naudoti, jei nereiktų laukti ten 2-3 mėnesius, kol mes pabaigsime inventorizaciją ir padarysim išvadas ar nesukursim sistemą. Mes iš karto inventorizuojam naudodami šią sistemą ir duomenys jau yra. Esmė yra ta, kad standartinė dalis tai yra suprantama medžių toliau stebėsena, toliau darbų planavimas tuos medžius prižiūrint, tvarkant, bet lygiai taip pat yra ir papildomi moduliai. Tai yra vienas iš jų meteo modulis, tai reiškia, kad darbus atliekantį įmonė gali jei darbai bus suplanuojami vadovaujantis meteorologinėmis sąlygomis, tai reiškia, želdynus tvarkant tikrai mes negalime įvairiom sąlygom tvarkyti, ar net, sakykime, lietus lyja, mes galime galbūt tuo metu kažkokius kitus atlikti darbus ir tada tas planavimas jis vyksta efektyvesnis, išdėliojama taip darbai, netgi vadovaujantis meteorologinėmis sąlygomis. Kitas jau labai svarbus modulis tai yra ekosistemų paslaugos, tai būtent kiekvienas augalas, kiekvienas krūmas, kiekviena želdynų grupė, iš karto tą modulį turint būtų kiekvienam augalui skaičiuojama ekosistemų paslaugos ir kiekvienas galėtų iš karto daryti ataskaitas ir teikti atitinkamai ir visuomeniai, ir reikalingom institucijom, kodėl mano tie želdiniai tokie yra svarbus, kodėl aš juos turiu saugoti, kodėl aš turiu užtikrinti jų optimalę, sąlyginai sveiką būklę. Na ir taip pat toliau yra kitas labai svarbus modulis, tai Green City modulis. Iš esmės tai yra virtualus portalas, kuriame žmonės gali matyti išdėstymą medžių, matyti vykdomus darbus realiu laiku su tuos medžiais. Pavyzdžiui, atvyksta į vietą, mato aptvertas medis, kažkas vyksta, įsijungęs programėlę arba, sakykime, svetainę, gali patekti į portalą ir matyti, kas su tuo medžiu konkrečiai yra daroma. Arba pamato, kad, sakykime, kita situacija, kad medis dėl kažkokių tai priežasčių pasidarė pavojingas, jis gali netgi duoti signalą programėlės pagalba, nurodyti, kad medį kažkas atsitiko, atvykite, patikrinkite jį ir tokiu būdu greitesnis tas irgi procesas iš karto gali padėti užkirsti galbūt netgi nelaimį atvejį. Na ir kitas dalykas, kitus pastebėjus kažkokius tai įvykius, sakykime, apsigyveno paukštis medyje, retas, ornitologas ar net pažino, vabzdį retą suradote, pažymite irgi taip pat portale, kad kažką įdomaus aptikau, iš karto vėlgi gauna informaciją, sakykime, kitos savivaldybės ar ne, įstaigos, įmonės gauna, na ir medį tada traukia į tam tikrą saugotiną sąrašą augalų ir taip toliau ir panašiai. Tų galimybių yra tikrai daugybė. Na ir kiti moduliai, aišku, perspektyva ateityje, tai yra vandens arba water modulis, tai iš esmės yra susijęs su laistymo, žmonių laistymo sistemų įgyvendinimu.
Tai reiškia, turint tas sistemas, mes galime valdyti absoliutiškai procesus netgi automatiškai, nebūtinai įmonėje informuoti, kad jinai turi vykti į vietą ir jau laistyti, sakykime, bet gali būti integruoti, sakykime, davikliai, kurie rodo, kad augalas patiria stresą ir jau laikas jį, sakykime, vienaip ar kitaip palaistyti. Na ir tokiu būdu mes užkertame netgi kelią tą išdžiovimo. Na tai pavyzdys, čia kalbu aš netgi apie didžiuosius medžius, nes šiuo metu, kaip pavyzdys, centrinėje Lietuvos dalyje ypatingai mes turime tikrai didelę sausrą, labai mažai kritulių paskutiniu metu iškritę, gruntiniai vandenys nukritę ir kaip pavyzdys, Laisvės alėjoje liepų džiūvimas, mes suvokėme, kaip jos buvo įformintos, dabar šiuo metu jos augančios, galima sakyti, sąlyginai tam tikrame didelėme konteinerė arba vazone, liaudiškai pavadinkime. Na ir normalu, jeigu tu ją taip jau įkalini, šaknų sistemą apriboji, kad ir ten, sakykime, tų pažeidimų buvo šaknų sistemai, normalu, kad tokie augalai jie ilgainiui pradės džiūti, jeigu vandens bus nepakankamai. Tai netgi ir tokius augalus, reiškia, reiktų laistyti atitinkamai. Taip, tai nėra pigu, suprantama, jeigu reiktų laistyti, bet, na, turbūt brangiau yra užauginti vėl atitinkamo dydžio sveiką medį, kuris atitiktų arba užtikrintų tą optimalų, sakykime, ekosistemų paslaugų įgyvendinimą. Tai ir daugybė čia tik toks, sakykime, galbūt nedidelis pavyzdys. Bet iš esmės galima būtų visiškai automatizuoti procesus ir laistymo sistemas su būtent naudojant šią sistemą. Na ir galiausiai galbūt netoks įdomus modulis, tai yra vidinis vėl savivaldybei skirtų darbų modulis, kuris padidina galimybės stebėti netgi pačiai savivaldybei darbuotojų, įmonių darbuotojų, ką jie veikia, nes jie turi užsiregistruoti, kokius darbus atliko konkrečiai nuo tada iki tada, jeigu reikalinga kažkokia ypatinga kontrolė dėl kažkokių tai priežasčių. Bet tai nebūtinai. Tai va, tai kaip minėjau, daugybė yra tų dalykų, kodėl šita sistema, manau, ateityje skinsis tą kelią. Mūsų atveju yra pirmi žingsniai, norėjom irgi už tai keliaujame, dalyvaujame įvairiose konferencijose ir bandome pristatyti pačią sistemą, jos galimybės, bet aišku, susidurėme aišku su viešųjų pirkimų savivaldybėse problemomis, daug reikia pradinių, reiškia, pinigų pačių patiems investuoti, kad galėtume pasileisti pačias sistemas, parodyti, kaip jos veikia ir taip toliau. Tai va, tai aišku, turiu šitų skaidrių daugiau, bet laiką jau turbūt turiu irgi kaip ir pabaigą kalbėti. Tai vėlgi kolegos labai daug dirba, daro įvairių projektų. Analogiškai, manau, mes ateityje lygiai taip pat įsijungsime į tam tikrų ekosistemų paslaugų tikrinimo, nes moduliai yra sukurti Europai, nors ir naudojamas tas ekosistemų paslaugų modulis, tai aišku yra moksliniai tyrimai padaryti. Nekomentuosiu aš dabar, kaip jie čia veikia ir taip toliau, tai tuos dalykus galėsite pasiskaityti savarankiškai svetainėje arba galėsime pabendrauti per traukėlę, kaip ten konkrečiai viskas daroma. Ką noriu pasakyti, visa šita sistema yra paremta mokslu, tai nėra iš kažkokia tai moduliuojama informacija iš kažkur, iš niekur paimta, bet tai yra viskas yra iš esmės paremta mokslu. Na ir jie toliau žengia labai didelius žingsnius, tikrindami, plėsdami savo tyrimų tinklą, bendradarbiaudami su universitetais ir tokiu būdu, užtikrindami, kad ta sistema tikrai realius duomenis pateikia ypatingai ekosistemų paslaugų vertinime. Tai va, tai turbūt nekomentuosiu aš vėlgi, kaip tie tyrimai buvo daryti, kokie rodikliai buvo renkami, bet ką noriu pasakyti, kad kaip pavyzdys čia yra portalo skaidrė pateikta, kad portalė tame, jeigu jau visuomenė gali prieiti, jinai galės irgi lygiai taip pat matyti, kiek tas kiekvienas augalas duoda, reiškia, naudos, kiek jis sukuria, kokią jisai sukuria vertę, kokias jisai paslaugas duoda, augdamas tam tikrome, sakykime, teritorijoje. Tai va, čia mokslinius tyrimus praleidžiam, apie laistymo sistemas taip pat pakalbėjau, lygiai taip pat galime mes pasitikrinti, kaip sekasi mūsų kaimynams artimiausiems įsidiegusiems šią sistemą, jie lygiai taip pat turi savo portalą, prie kurio mes lygiai taip pat galime prieiti, aišku, turbūt ten bus ir anglų kalba, bet aišku, bus ir lenkų kalba. Toliau vėlgi apie laistymą aš turbūt dabar jau nekalbėsiu, trumpai pristačiau, bet iš esmės viską galima automatizuoti apibendrinant.
absoliutiškai užkirsti kelią netgi, kada dar turim ribas, kada medis patiria stresą ir mes galime medį dar išgelbėti. Tai ypatingai labai svarbu, jeigu auginame spygliuočius miesto sąlygomis, tai spygliuotis labai sunkiai parodys jums, kad jam yra blogai, o jeigu spygliai pradeda byrėti, tai mes jau pavėlavom kokį 2-3 savaitės mažiausiai. Ir jau kelio nebėra. Tai va, tai turbūt norėčiau aš turbūt ir pabaigti. Tai bendradarbiaukime, rašykit man į paštą, tikrai teikit savo idėjas galbūt, gal kažkokius atrasim bendrus projektus kartu ir tikrai žalinkime Lietuvą ir tvariai ją naudokime. Tai dėkui visiems.